Pasidalinsiu vieną idėją po sesijos. Mūsų viduje nuolatos sukasi mintys, jos sukasi daugiau ar mažiau be sustojimo. Taip, yra žmonių, kurie sugeba tai sustabdyti, tai menas ir labai faina, bet daugelis žmonių tiesiog nuolatos kažką galvoja. Vieni pastebi tas mintis, kiti jų net ir nepastebi, tačiau jos veikia viduje. Tai tarsi koks nors neišjungtas radijas. Ir vat klausimas, ar tos bangos, kurios ten pas mus transliuojasi, ar jos žmogų džiugina, ar liūdina, ar jos žmogų nuvilia, ar motyvuoja, o galbūt išvis žlugdo. Jos užima tiek daug mūsų eterio, kad mes su tomis mintims dalyvaudami tame gyvenime tarsi miegam. Tarsi užmigę savo kažkas liūdėsyje, kažkas savo depresijoje, kažkas savo baimėje ar nuolatinėme strese. O kai žmogus sugeba, nesvarbu ar nuo sesijos, ar nuo įvykio kažkokio gyvenime, išeiti iš savo to miego, tai yra prabusti iš tų savo būsenų. Jis čia ir dabar pajaučia, kad gyvenimas gali būti priimtas visai kitaip, kitoks. Kad tos mintys nebūtinai turi būti tai, kas kuria mano gyvenimą. Aš čia ir dabar galiu nejausti nei baimės dėl ateities, nei gailesčio dėl praeities ir visų kitų tų būsenų. Ir tada sprendimai tampa visiškai kitokie. Jos netaip įtakoja ten viduje besisukančios, beaužinčios tos nuolatinės mintys. Galim pastebėti, kad priimami sprendimai daug fainesni, labiau aktualesni čia ir dabar situacijai. To aš jums linkiu.